Laikas čia toksai, laikas čia toksai. Tiksės kitaip, lenkiamės kitaip. Nesu dar taip, nesu dar taip, nesu dar taip. Pasienamės kitus, nusibalinę nuo dienos. Praeitos reikūrė be ugnies, baisiausia mes išties. Įskendam kitur, ženklus pastebim visur. Mintis viena galvoja, ne komforto zonoje. Ką sveiki, šiandien sulaukiam labai ilgai laukto projekto, beveik visą žiemą. Kaip matom, gal nekokiam stovy, visas išardytas galas, nėra bloko, variklio, nieko nėra, bet turim gerų žinių, kad visos dalys jau paruoštos, garaže viskas ir šį vakarą jau rinksim. Tu nespėjai sumąstyti, mes jau pradėjome savo daryti. Niekada vietoj nestojam nuo ryto. Pakritę vilniom, niekada stojam, niekada atgal. Nesigręžiam, negaliu klausyt reikim, negaliu klausyt kalbėt, negaliu klausyt reikim, negaliu klausyt šaukti, negaliu klausyt. Ant stalo, kaip matot, belekiek dalių turim, tai greit praeisim pro viską maždaug, ką čia esam susikrovę. Tai manau, pirmą nuo pačiai įdomiausio pradėsim, tai MVT DD degimas su krovimu. Nenaujas, biški naudotas, čia vietom kai kur yra padroštas, bet čia smulkmena, negu čia tokia. Tada Stage 6 Street Race'as, RP, irgi neblogas stovi visai. Cilindrai irgi, jeigu pažiūrim, nėra nudroštas. Tada C16 dūda, irgi nenauja, naudota biški, bet viskas tvarkoj, ne kiaura, nelankstyta. Biški tik vienoj vietoj kažkur yra, man atrodo, įlenkta. Gal ir nėra, nežinau. Tada siurbimo kitas, Stage 6 su nameliu, be peštokais. Kolektorius ir adapteris. Tada turim amortiką geresnį biškį ir estetiškai gražesnis ir naujas amortikas, žodžiu, vis geriau. Ir tada dar Delorto 2M1 PHBG karba. Tai va, pasiimsiu statybinį feną savo karščio ir tada nešimės bloką abi pusės į lauką, kaitinsim ir dėsim golius naujus. Pasidėjom plytų į šoną, kad būtų lengviau biškį įdėti guolį. Nu davai, teisė, šį nasą. Kuro, nežinau, ką patogiau pasiimti. Gerai, nu va, vieną golį įdėjom, dabar reiks atsinešti dar vieną. Dar vieną plytą, tada dėsim tą didžiąją variatoriaus pusę. Ir reikės dar vienas plytus, kad prilaikytų dar galą. Dviejų neužteks, manau. Kuriu čia treka, vėl su kažką seka, klauso čia visus seka, bitai kaip pasraukė į sepą. Kas čia užėjo, aš nežinau, iš karto patiko, kai pamačiau, man neužtenka, reikia daugiau, bačinai lekiam, žairiu rūkau, kad meluoji man tu už akių, žodžius dėlioju iš savo minčių, tave nedėjau per daug aš vilčių, tau nesakyčiau jokių paslapčių, vada pas mane susirūkau, reikia man daugiau, man reikia reikių, gal apimušia, gal 10 mergų, reikia man greičiau, reikia dabar, reikia dabar, Reikės dabar, klaus, dar reikės dabar, klaus, kada reikės dabar, kalą mintis tau. Nu, tai dabar jamam hermetiko
visokius Ir va taip ant kraštelių dėliojam, paskui ištepsim ir labiau stengiamės į išorę tepti. maksimalus, prisidirbau skaito moralus, man pagarsiai prašau vokalus, tik aukščiausius renku aš balus, pas mane šmucai neapvalus, pas mane draugai brutalus, pas mane kitaip ten tarus, vulkia, pamiršai lenarus, buvo dirbti dabar tik švarus, kietas tik per komentarus, kontentas kaip pasvarus, tu nepamatysi tokio kontentas kaip pasvarus, tu nepamatysi. Nu ir dabar su kita pusė irgi tas pats. Nepamatysi, ne, tu meluoji, nes skrydžiai akyse, tu matai, kad spliufas dantyse, bet žinai, kažkas vis netyčia, ne. Dabar pasiemam alkūnę ir sutepam šitus, kur guoliai užsinauna, kad iš lengviau užsinautų. Dabar kita. Klubo memberis, kitas levelis. Per jėgą neįlindo, tai gavom biškį pakalt, bet su protu, žinot, proto ribose. Užsideda, jeigu neįlenda, tai užsideda tada rankšluostį, kad paminkštint biškį smūgį ir su guminiu kalat. Nekalkit su plieniniu arba geležiniu plaktuku, nes biškį streso tada paduosit ant alkūnės. O su tokiu va švelniai taip pakalenat ir turėtų įlyst, bet mums, kaip matot, įlindo, nėra tarpukų jokių. Ir kai veršim tolygiai, kad nebūtų vieną pusę priveržiai, tada kitą pusę priveržiai ir taip gaunas, kad tiesiog netolygiai prisiveržia antrą bloko pusę ir tada alkūnė, pavyzdžiui, gali būti, kad nejuda, po to ten bičiukam ir visokios tokios kronikos. Nu, dabar žodžiu greit susidėsim varžtus, bet neveršim dar. Susisukam visus varžtus, bet nepriveršiam. Maždaug, kad būtų tiesiog taip priglūdę biškį. Net neverškit, tiesiog aš net ir klės dabar nesu užsidėjęs, tiesiog su tokia va su rankom priveržiu, kad iki galo sulystų varščiukai. Visus maždaug dabar įsukau, dabar pasičekinam alkūnę. Viskas okei. Po biškį visus veržiam ir tada žiūrim alkūnę. Tai dabar biškį įsuku, vėl biškį įsuku ir taip visus. Tada žiūrėsim alkūnę. Dabar nepriveržiau, bet irgi taip, ne iš jėgos, tiesiog biškį įsuku. Vėl pasižiūrim alkūnę. Viskas okei. Veržiam dar. Vėl žiūrim alkūnę. Viskas gerai atrodo. Tai dabar dar ant saugumo visus patikrinam. Normaliai. Gerai. Visi priversi, pasičekinam alkūnę, laisvai sukasi. Jeigu jūsų atveju nelaisvai sukas, tada išsiardot
ta prasme neišsiardo, tiesiog atsisukat visus varžtus ir vėl per naują sukat, nes gal kur nors biški per stipriai vieną prisukot ir tada visus kitus netolygiai, tai tiesiog į alkūnę remiasi, bet mūsų atveju nesiremia. Susidėjom alkūnę, susiveržėm viską, dabar salnikiuką įdėsiu iš degimo pusės, tai salniką irgi pasiemam su dvitakčiu tepalu, aptepam, kad lengviau įlystų biški. Ir iš vidaus irgi galim biški patepti. Tada įdedam. Ir dabar iš vienos pusės su atviorke nestumkit. Geriausia yra pasimti 22, bet priklauso nuo birbalo iš tikrųjų. Pasiemat tokio dydžio maždaug ir bandot tolygiai spausti vidų tą salniką. Nu va, dar biški galima pažiūrėti, ar alkūnė juda, bet mano atveju juda gerai. Tai dar biški galim pastumti. Nu va. Gerai. Dar kitoj pusėje biški įkaliau tą salniką. Dabar gražiai atrodo. Ir šitoj pusėje irgi taip pat su dvitakčiu tepalu stepsim biški ir irgi dėsim. Tu čia pijagė per ką? Čia truputį kitoks, nes kadangi tas, kur atėjo į Stage 6 komplektą, netinka. O kiek vietos yra. Šitą nedėsim, dėsim senai. Išorę vidų. Ir gražiai įmaunam. Svarbiausia tolygiai įdėti. Ablėdį. Teks čia šitoj vietoj su pirštais įspaus kiek įmanoma, o paskui su prailgintuvu terkšlės. Dabar žiūrim, su alkūne irgi viskas tvarkoj. Dabar sugrūdau, žodžiu, į crankcase'ą. Sugrūdau škurlį, kad jeigu pavyzdžiui, fiksatorius dėtumėm, tai vidų alkūnės, nes tada nupizda tada. Jeigu įkrenta fiksatorius į tą alkūnės vietą, tai tada jau galit, birbalą parduoti. Apsimovau pirštinės, galėsim pradėti, žodžiu. Dabar pasiemam adatinį guolį. Biškį pirščiuką įmerkiam. Nu ir va tak, ištepliuojam. Teraz Kujawski w nowej butelce. Atgal į alkūnę. Baig. Dabar šitą irgi sutepam su tepalu. Būtinai atsižiūrėkit, kur rodiklytė yra. Tai va, pavyzdžiui, rodiklė pas mus į tą pusę. Tai žiūrit, kur išmetimas. Tai jeigu čia įsirbimas čia, kolektorius dedas, tai čia tikrai nebus išmetimas toj pusėje. Išmetimas va čia būna. Pasižiūrim pagal rodiklėlę. Nu ir dedam. Svarbu pataikyti skylę, galit pasilenkt biškį stūmoklį, kad būtų lengviau. Stūmoklis vietoj. Ir dabar reiks fiksatorius. Fiksatorius reiks užsidėti. Nauji fiksatoriai, tai va tam ir įsidėjom tą švarų skudurą, kad į alkūnės tą crankcase'o, žodžiu, kad nenuriedėtų. Nu ir maždaug į skylę spausim, taip ir lenksim. Tada matot fiksatorius, jisai lankstosi.
Tai pasižiūrit tus griovelius ten, kur yra viduj stūmoklio. Bet čia biški nesimato, reikia biški pirštai į priekį pastumt. Va. Ir yra griovelis, jeigu matos per kamerą. Nu. Dabar stum dalyko. Sėdė? Nu, man atrodo. Man tai tas spinas kreivas nesvarbu. Ką? Man tas nesvarbus spinas. Svarbu, kad nebūtų jisai, ta prasme, Ai, kad nejudėtų. į tą pusę, va, taip išlenktas. Taip gali jis būti. Nes, ta prasme, jeigu būtų, va, pavyzdžiui, jis va taip va, į jūs linktelėjęs, tai tada reikėtų, nu, biškį atitiesinti, pasiėmą čia su repliam biškį patiesinti. Čia šiuo atveju pirštą, va, jeigu iki galo dastumiu, niekur. Prasme, pro fiksatorių niekur neįdu. Nu, dabar iš kitos pusės irgi tą patį padarom. Tai jau čia galiu nerodyti. Galėsim tarpinę užsidėti. Ir tada mausim cilindrą. Nu, dabar taip nėra čia žymėjimo. Jeigu nėra nieko pažymėta, tai tada dedam tiesiog bet kurią pusę. Ir maunam tolygiai. Ir tada tiesiog va, bum. Paskui čia, jeigu yra biškį laisvumo, tai nebijokit, nes, nu, ta prasme cilindras, kai užsispaus, tai prispaus su šitom seneliam. Tai dabar, žodžiu, pasitepsim biškį stumą aplinkui. Ir dabar su žiedais, tai žodžiu, kai dėsit, atkreipkit dėmesį, kur yra žiedų pinai. Tai va, pavyzdžiui, čia galit matyti yra vienas, tai atsisukam žiedą iki pino ir kitoj pusėje irgi. Turėtų būti tokie puškiukai, va, matytis kaip čia. Ir iš kitą antrą, pirmą irgi parodyk. Va, čia irgi matos. Ir dabar cilindro vidų irgi pasiėma dvitakčių tepalo. Susitepat. Svarbu, sakau, pažiūrėkit, kad žiedai būtų, ta prasme, prie tų pinų. Tai dabar galim bandyti po biškį maut. Žiedus suspaudžiam ir spaudžiam cilą į apačią. Suka. Užsimoja cilas, dabar pažiūrim juda, kas belieka tai galva, į galvą. Pasunkėjo dabar nuo cilindro blokas, tai dabar nebesilaiko taip lengvai jau. Gerai, žodžiu, dabar tarpinės dėl čia va. Kišenė savininkui. Ir dabar tarpinėlės. Tai čia irgi, nu, šiaip aš tai mėgstu labai mažai to tepalo pasimti ir susitepti tarpinės, tiesiog kad lengviau įsidėtų. Nes jis biškį neklauso, kai
Spaudžiam. Nu ir galit pažiūrėti taip, ar nėra iškilimų jokių nejasnų. Bet pas mus nieko nėra, viskas gražiai. Nu, tai dabar tiek ir bereikia, galvą užsidedam. Dedam tiesiai. Svarbu kokios. Svarbu dešimkė, kad būtų. Ir geriausiai šitais va, su tom pusiau šaibom iš karto tipo įbraižytom. Bet dabar tik 3-4. Tai dabar visas, karočią, veržlės iki apačios dasukam, bet nepriverčiam, dabar tiesiog iki apačios dasukti reikia. Nu ir tada, žodžiu, kryžmenai stengiamės visas po lygiai sukti. Tai maždaug prie vienos prieinat, biškį paveržėt, prie kitos biškį paveržėt ir kryžmenai eina, ta prasme ne visas. Ne pailiui, o vat šitą priveržiu, tada įstrižai einu, tada vėl biškį priveržiu į šoną ir tada vėl įstrižai, vėl atgal čia, paveržiu, įstrižai, paveržiu į šoną, paveržiu ir iki galo dabar tiesiog, kad įsitikint, visas po biškį pasukam. Reikės dar smeigės įsisukti jaučiu. Nu ir tada jau kolektorių galėsim rinkti. Tai žodžiu smeigės, kai suksit, sukam trumpojom dalim į cilindrą. O tos ilgusios būna išoriai, o trumposios eina į cilindrą. Tai ir dar plus veržlių nepametam. Šitais iš pradžių galima, po to parodysiu, kaip įsiveržti jas į vidų. Pasiemam, įsisukam tas veržles. Reikia pasimti veržlę su gumelę, kad mes veržiant, ta prasme, kad nejudėtų veržlė lauk. Tai va maždaug taip atrodo veržlės su gumytė viduj. Užsuku šitą. Ir va niekur nejudės ta veržlė ir galėsim pačią smeigę taip įsukti. Nu va, tai tiesiog dabar pasiėmę veržiam. Tai va, čia kitoj pusėje irgi 2 veržlės užsidėjau. Dabar tiesiog priveršiu. Savininkas šiandien pats dės įsiurbimo tą namelį dabar dėsim jau. Įdedam namelį, tada pasižiūrim, ką maišelį pridėjo. Tai turim tarpinę, turim 2 šešiakampius, kažkokią smeigę neaiškę, veržlę ir atsarginis namelis. Tai išsipakuokim, turim tarpinę, čia jinai vienoda, tai jaučiu tiesiog, uždėsim, prisispausime ir viskas. Tada va turim kolektorių. Čia iš dėžutės, nežinau, tarpelis yra, tai po to pasižiūrėsim, reikės, manau, gal pasižiūrėti, gal prisiveršys daugiau, nes kažkaip nestipriai prigludęs atrodo. Bet oro neleidžia pikčiau. Tai štai turim 2 varščiukus, šešiakampį turim, kur pridėjo. Tai šitaip dedam vieną. Tai kaip čia įdėti tą varžtą reikia dabar?
Supratom su Šumacheriu, kaip čia veikia. Tai žodžiu, šitas meigė pirmiausia įsisuks į bloką. Tada šita veržlė, kurią pridėjo į komplektuką, užsisuks ant viršaus ir užmausim koliką. Tarpinę viską lygiai pasižiūrim. Tai čia irgi neprisiveržiam iki galo, biškį paliekam ir susitvarkom tą kitoj pusėje. Veržlytę užsidedam. Na, dešimkės nepridėjo į komplektuką, bet manau visi garaže turite, jau virbalą renkat. Šitą jau įviršim truputį, dabar šitą tvirtinam. Tai kadangi pas mane PHBG21 Delorto karbas, tai rinkinukai eina adapteris, nes šitas yra PVK karbui. Tai tada užsidedam adapterį, na aš jau čia užsidėjęs esu. Manau, dėl to ir buvo tas tarpelis čia toks. Tiesiog prikibęs biškį buvo ir viskas, tai paprastai iš čia nusiims. Šiaip jis gamyklinis, nėra labai prastempęs, tai labai sunkiai buvo uždėti. Jo, ir kaip matot, vieną pusę prispaudus koks tarpas yra, tai manau, čia reikės Tolygiai veržti. Tolygiai ir stipriau priveržti. Kitą valšiuką irgi įsiveršiu, kad laikytųsi. Ir po to, kai susirinksit, aišku, visą sistemą pasižiūrėkit, kaip jums tą karbą pasisukt, kad būtų tiesiai, sakai, birbalas jau visas surinktas stovės. Nes ant lenkiškų karbų tai ypač žinau, nes pačiam man tai buvo, ant lenkiško karbo bandai vienkę kelt, dar patirties aišku trūksta, bet vis tiek kai keli ir padūsta birbalas, nes benzo negauna karbas, kai pasilenkęs būna. Šiaip nežinau, ar su Delorto bus tokia problema, bet pasižiūrėsim. Dar komplekte buvo hamutas, bet pamiršom paminėti, uždėjom, nuėjome karbą ką tik. Ir nepriverškit iki galo, nusireguliuokit kaip jums reikia, nes po to jeigu norėsit keisti kažką, kad, karbą ar dar kažką, kad prieiti galėtume, tai manau, optimali vieta būtų va čia kartu ant adapterio, nežinau, gal čia net pažymėjimas yra toks. Tai tą hamutą atsisukt į tą pusę ir tada prisitvirtinti iki galo. Pritvirtinom, gali pasitikrinti, jeigu noris, bet tikrai, kad iš vietos niekur nejudės. Tai va, transmisija dabar. Tai va, transmisija. Apsiverčiam į kitą pusę. Dabar turim reduktorių. Tai ir visą transmisiją sudėt. Tai žodžiu, dabar greit paaiškinsiu, kur viskas eina. Tai pagrindinė rato ašis, manau, ir taip aišku, kad ten, kur ratas eina. Va, taip gražiai įsideda. Čia šalia rato ašies, to krumpliaračio įdedam. Taip gražiai va. Ir tada šitas vidutinis tas krumpliaratis eina. Va. Gražiai susidėjom. Žiūrim, ar yra tarpelis tarp rato ašies ir pagrindinės. Tai kaip matom, pas mus yra, nesitrina. Viskas ok. Tai irgi kaip su bloku panašiai darysim. Kraštelius ištepsim. Visur aplinkui. Tik sakau, pasaugokit vidų reduktoriaus.
kad nekliūtų į vidų. Dabar žodžiu atsargiai, kad neišsiteptų aplinkui visur. Dedam. Ir dabar prisiveršim. Su visom dalim iki galo vieno varšo nepriveržam ir tada kitą veržiam, o tolygiai veržiam. Dabar visus po biškį veržiam. Tada pasičekinam, ar sukas, viskas. Na, kaip matot, reduktorius dirba darbą. Liuks. Tai va, žodžiu, dabar čia su šitais susitvarkėm dalykėliais. Dabar sankabą dėsim, žodžiu. Tai čia, jau transmisiją sudėt, manau, visi mokat. Tai čia, žodžiu, adatinis golis vidų yra. Manau, paimsiu paprastus vizakščių tepalą, sutepsiu. O, kaip gražiai, prašau. Dabar ugnelį. Nebedėsim MTDD degimo, nes kadangi neturi multimetro, tai reikės dabar stok degimą susikraut. Gerai. Dabar susuksim varžtus degimo. Čia varščiuką. Ir iki galo nepriverčiam, nes dar reikės po to įdėti tokią vieną dalį šito va antifrizo vamzdžiuką. Dabar įsidėsiu tą vamzdžiuką. Dabar šitoj vietoj būtinai prispauskit su vamzdeliu apvijų laidą, nes kitaip nugriauš magnetas ir tiesiog bus chuйня. Gražu viskas. Čia suveržiu žodžiu varžtus, radom trumpesnį, bet nenufilmavom. Tai čia žodžiu šitoj pusėje jau kaip ir baigiam. Tik tai belik šplintą įsidėti ir magnetą uždėti. Tai čia šplintuką tiesiog paimam. Dabar biški šplintas netelpa žodžiu, tai su bulgarkė biški ploninam tokinį. Ant saugumo sumetimo. Suradom žodžiu magnetų veržlę. Blė 16 čia. Ties magnetų galit nepersistengti. Dabar prie varo pusės galim perėti. Diržą tą pačią. Tada šaibą įdedam tą didžiąją. Įdėsim tepalo pompą. Tai dabar biškį iš apačios prilaikom.
tada lėkštutė. Lėkštutę užsidedam. Ir tada pošaibė. Ir dar, kad sueitų su grioveliais pasižiūrim. Tai dabar dar prieš dedant bloką įsuksim žvakę, kad šudukų neprikristų skiau iridium. Čia rimtą nusipirko draugelis. Nu. Šteks. Dabar, žodžiu, užsidėjus degimo dangtį. Žiauriai sunku buvo įdėti bloką, nu kaip žiauriai sunku, bet reikėjo 3 vyrų, tai nenufilmavom, bet čia ką tai reikia padaryti, tai iš šitos pusės pasiema tašį ir šitą metalinį per vidurį įkišat ir tada tiesiog prakišat pro bloką ir pro rėmą, kad laikytų. Tai dabar priveršim bloką ir tada uždėsim amortiką. Padaviau draugeliui dabar 18 raktą, kad palaikytų dar iš kitos pusės. Ir tada susmūginėjau iš kitos. Va tokioj pozoje seras, karočią kimarino. Biškį lengviau įdėti. Dabar amortiką įdėsim. Žemyn po biškį. Po biškį. Kodėl atsiverš lankelį? Amortikas vietoj. Nu va, ir bloką žodžiu įsidėjom jau šiandien. Tada vėliau dar ratą reikės užsidėti. Užsidėsim varo dangtį, sujungsim babinas visas ir bandysim kurti jau. Dėjom starterį, dabar prisisuksim. Ai, tilps. Dabar dėsim laikiklį. Ką? O, į veržlį iš kitos pasidairausiam. Nu. O. Jeigu dabar sugebės pamesti, tai aš nežinau. Prašau, su 16. Tak, vat. Dabar čia įsidėjau į laikiklį varžtą, kad nejudėtų man. Ai, blėt, ilgesnį reikia, žinau. Gerai. Dabar duslės, spiruoklės. Tada dar šitą reikia. Nu va, ir dabar prisiveršim čia prie laikiklio pusės ir tada jau bus kaip ir don viskas.
kadangi neturim 2-13 raktų su santechnikiniu to įrankiu, o iš kitos pusės su raktu tiesiog. Nu ir paskutiniu užtvirtinimui. Nu, dabar saugiai tvirtai laikos dudelę. Tada kas belieka užsidėt baką, užsidėt sėdynę ir viskas, manau. Antifrizas. Ai, nu ir dar antifrizus tvarkyti, ten į grupę pervestus žarnas ir viskas. O mūsų turi, ne? Viskas čia. Stampuška. Hamutą reikės su to, labas. Jasna. Dabar ant didžiosios žarnos hamutą naują uždėsim. Tai čia šitas, manau, turėtų tikti. Jo. Ir dabar ant cilindro. Galvos uždedam, užmaunam iki galo, kad nebūtų prikolų po to. O, reiktų na, kaip gražiai užsidėti. Nes mažai šiaip vietos, bet nu, iki galo irgi čia pažiūrim, kad būtų ir tada pamučiuką. O. Dabar dar papildau. Nu jau padauginau biškį. Bet čia nieko tokio. Palauk, čia užstumti. Stumė? Jo. Dabar karvą pasijungsim. O. Tai jaučiu dabar varomės į apačią ir bandysim kurti. Dabar dar prieš važiuojant reduktoriaus tepalo biškį užpilsim. O. Ne kiekvienas čia tiek atiduoda, ne kiekvienas čia sugeba tik dirbti, ne kiekvienas ateina į protą. Sakiau, aš noriu čia turtingas tik numirti, 50 man kaip ikona. Mergytė geresnė už Madoną, ant kaklo auksinį batoną. Aš žinau, padarysim ne vieną milijoną, ne kiekvienas čia klauso muzono. Nes nei vienas nenori jų įtikti, kiek pasakiau aš į mikrofoną. Visi čia daug pasiema, bet ne kiekvienas duoda, tikrina tą telefoną. Mintis blogas čia iš šono, įrašinėjau mano čiudoną. Judu į priekį, sustoti neduoda.
nori pasikeisti. Tada tu ar benzinas. Oh yeah, baby. Hey! Hey! Nu kan derb. Hey!